Draudikai sako, kad sudužusių lėktuvų gabentų siuntų savininkai jų ne tik greitai neatgaus, bet tikėtina ir kompensacijos bus menkos. Už 1 kilogramą siuntos vežėjas maksimaliai atlygina 27 eurų žalos dydį. Prieš pat žiemą Rusija surengė vieną didžiausių atakų prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą. Elektros neteko apie 1 milijonas vartotojų. Nuo sausio vis dar nepasirinkusiems elektros tiekėjo brangs visuomeninė elektra, kis ir dujų tarifai. Panorama šį vakarą per LRT+. Žiemojimas su opera grįžta. Pasauliniai scenos meistrai, įspūdingi spektakliai ir diskusijos su ekspertais. Atraskite operos grožį ir paslaptis. Kiekvieną sekmadienį žiemojimas su opera per LRT+. Hallo. Sekmadienį laidoje Kelias pokalbis su Šiaurės Lietuvos istorijos tyrinėtoju archeologu Ernestu Vasiliausku apie naują jo išleistą monografiją skirtą Alkiškių, Šiaulių ir Žeimelio liuteronų parapijų istorijai. Aušros vartų Marijos palytėta. Życie jest dane jedno. Przeżyć tak, żeby nie było wstyd w godzinie śmierci. Tautodalininkė Anna Krepštulь prisimenant. Mówiła tak, że można być bardzo szczęśliwym człowiekiem, zapominając o sobie, tylko żyjąc dla innych. Laida Kas geresnė kaimynė. Šeštadienį 10 valandą tik per LRT+. Nuo automobilių stovėjimo aikštelės iki mini džiunglių. Namas iš kanapių. Lyja Kebeidė, kelias nuo top modelio iki verslininkės. Patarimai ketinantiems keliauti į Seviliją ir tiramisu, skanus itališkas desertas. Įdomiausios istorijos iš visos Europos žinoma laidoje Euromax šeštadieniais. Teisininkas Irmantas pripažinimą pasiekė Liuksemburge. Jeigu taip lygint su krepšiniu, tai čia yra NBA superfinalas. Judėjimo negalia nesustabdė Gerdos siekti svajonių. Aš savo darbą gerai atlieku, nepaisant to. Širdėje lietuvis šeštadienį 12 per LRT+. Nors jie liko gyvi, bet jų gyvenimas niekada nebus toks, koks buvo. Poros išgyvenusios kruviną Paryžiaus koncerto išpuoliai kasdienybė, kuri tampa sunkiu išbandymu. Elito kine, tikrais faktais paremta drama, vieni metai, viena naktis. Šiandien, 21:30 per LRT+. Daugiau filmų LRT Epikoje. Apie žydą Lietuvos imperialistą Simoną Rozenbaumą. Du susėdę žydai Rusijos ir Lietuvos valstybinės sienos apsprendė. Ir apie diplomatus Antrojo pasaulinio karo metais nepaklususius nurodymams. Kiek visą tai kainavo laiko, nervų, energijos. Menora sekmadienį 11:30 per LRT+. Didžiajame konvojuje ir dronų remonto dirbtuvės ukrainiečiams. Geba padaryti iš neveikiančio veikiantį. Kad galėtų dainuoti autentiškas dainas, ukrainiečiai važiuoja keliasdešimt kilometrų. Без музики неможливо жити. Mes ukrainiečiai šeštadienį 11 per LRT+. Paprastas išsiblaškęs muzikantas, kurio netikėta misija – suvaidinti pavojingą slaptąjį agentą. Tai užduotis, kuri sukels rūpesčių visiems. Netikėtos situacijos ir daug juoko. Klasiškoje komedijoje Aukšto blondino juodu batu sugrįžimas. Šeštadienį 21 valandą per LRT+. Daugiau filmų LRT Epikoje. Kiek žmonių Lietuvoje paveikti Rusijos propaганdos? Примерно 7% жителей Литвы так или иначе разделяют определенные нарративы. Teatro muzikos ir kino muziejuje Mstislavo Dobužinskio kelionės erdvėje ir laike. Šeštadienį per LRT+. Žalgirio sirgaliai renkasi LRT.
Telegrama. Mūsų planetai kalėdinė žinia. Pirmosios galaktikoje besmegenių vestuvės. Žiemos festivalyje Pakruojo dvare. Iki festivalio liko 2 dienos.